Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą dėl namo šiltinimo poliuretano putomis. Tai galim skirti kelias minutės, Eimantai, dabar detaliai paaiškinčiau, nuo ko pradėti ir į ką atkreipdėmėsi. Pirmiausiai noriu pasakyti tai, kad esu ne rangovas, ne pardavėjas, nieko jums nesiūlysiu, tiesiog sudėsim taškus, kaip mažiausiomis išlaidomis gauti geriausią rezultatą, sutaupyti daugiausiai pinigų ir šilumos. Tai dabar, Eimantai, žiūrėkit, pirmiausia, jūs rašot, kad norit apšiltinti namo sienas poliuretano putomis. Tai pradėti pirmiausiai visada reikia nuo problemos. Kame yra problema? Ar tai statomas namas, ar tai renovuojamas namas? Renovuojam. Renovuojamas. Tai sakykit, renovuojat namą su kokiu pagrindiniu tikslu? Pirmas jūsų tikslas, kodėl jūs norit šiltinti sienas būtent 10 cm? Ką norit tuo išspręsti? Šilumos. Aha, šilumos. Reiškia ekonomiškumą, namo jaukumą ir ekonomiškumą išspręsti, ne? Labai gerai. Tai dabar sekantis dalykas, ką reikia suvokti, kad šiluma iš namo išeina pagal visus fizikinius principus. Pirmas principas, kad šiltas oras visada kyla į viršų. Tai kai jūs šildot orą, jis pirmiausiai kyla į viršų ir spaudžiasi pirmiausiai ne į sienas, o pirmiausiai į lubas. Tai dabar pirmą dėmesį reikėtų atkreipti į lubas. Ar ten šiltas oras randa plyšių plyšelių, kur pabėgti į šaltą orą? Dabar kur tas šaltas oras? Ar virš jūsų gyvenamųjų kambarių yra šalta palėpė dar, ar stogas tarnauja kaip lubos? Nėra palėpės. Nėra palėpės, reiškia stogas kaip lubos tarnauja. Tai dabar klausimas, kaip tas stogas ten sutvarkytas. Ar atsirėmę šiltas oras gali pabėgti nuo ten, ar lengvai ten gali šiluma išeiti ar ne. Nes nuo to priklausys. Betonis ir iš vidaus apšiltinta tik tai. Kuo apšiltinta ir kaip? Ten yra horizontalus stogas, be nuolydžio, ar ne? Bet mes kalbam dabar apie sienas. Aš suprantu, bet supraskit, Eimantai, pirmiausiai, kad mano tikslas yra duoti tokius sprendimus, kurie maksimaliai taupys jums jūsų šilumą. Jeigu stogas, pavyzdžiui, kiauras, tai jūs sieną šiltinkit, kad ir metro storio šiltinimo medžiagomis pačiomis geriausiamis, jums vis tiek didžioji dalis šilumos pabėgs per stogą. Todėl aš ir noriu pasidomėti, kaip pas jūs ten stogia, ar ten tikrai yra sandaru, nes 4/5 šilumos nuostolių netenkama būtent dėl to, kad šiltas oras randa plyšių plyšelių, per kur pabėgti. Tai yra nesandarumas. Ir tada šiltas oras nespėja atiduoti savo temperatūros niekam, varža tada nesvarbi, nes viskas išeina kartu su šiltu oru. Tai dabar ką jūs žinot apie tą viršų ten? Ir tada jau galim pereiti prie sienų. Ar kada nors... 10 cm vata už atsilipę iš vidaus. 10 cm vata ir tik tai. Tada gelžbetonė perdanga ir ant viršaus lygiai padanga. Nežinau, kad padanga. Supratau. Aha, 10 cm luboms tai yra labai mažai, iš tikrųjų. Tai lubos jums ko gero tikrai neša nuostolius. Galbūt, kadangi tai yra gelžbetonis, tai galbūt nėra jau ten taip kiaura viskas, kaip medinėse konstrukcijose labai dažnai būna, bet dabar dar sakykit, ar ta vata iš vidaus garo izoliacija uždengta yra ar ne? Yra plėvelė. Yra plėvelė, ar ne? Supratau, o ar ta plėvelė yra sandarinta, ar tik taip formaliai uždėta? Nežinot? Nežinau, ten celofaninė plėvelė uždėta. Jo, o tai... Ant sienų yra... Polietilenas dėtas, supratau. Tai, iš tos pusės, jeigu šiltas oras daeina iki vatos, tai vata yra kiaura medžiaga ir per ją eina kiaurai. Tada daeina iki pat plokštės. O plokštė šalta, gali būti, kad ta vata yra drėgna ir jie bendrai prastai izoliuoja šilumą tada visiškai. Bet čia reikia jau tiesiog žiūrėti,
kaip iš tikrųjų ten yra. Dabar jeigu kalbėti toliau apie sienas, žiūrėkite, Eimantai, jūs rašot šiltinimą poliuretano putomis. Tai daugelis žmonių turi įsivaizdavimą, kad žodžiai poliuretano putos tiesiog apibrėžia, kas tai yra per medžiaga ir kokias savybės ji turi. Aš jums galiu pasakyti taip, kad poliuretano putų rinkoje yra šimtai rūšių ir kiekviena iš jų turi visiškai skirtingas savybės. Kai kurios galbūt tinkamos jums panaudot, kai kurios visiškai netinkamos. Ir natūralu, kad ir kainos skiriasi tame, viskas skiriasi. Jums, jūsų esmė dabar, sakykit, o namas yra mūrinis iš išorės ar Taip. mūrinis, ar ne? O oro tarpas sienose gal yra ar nėra? Ką jūs žinot apie tai? Nėra, manau. Manot ar žinot? Nes didžioji dalis namų Lietuvoje mūrinių tikrai buvo statomi su oro tarpais. Tarp vidinės plytos ir išorinės paliktas oro tarpas. Ir net... Tikrai žinau, kad nėra. Antram nežinau, gal ir yra, bet manau, kad nėra. Va šitą dalyką pirmiausiai prieš išorinį šiltinimą būtina, privaloma pasitikrinti, nes jeigu jūs uždėsit šiltinimo medžiagą iš išorės, o šiluma daėjusi iki oro tarpo galės oro tarpe cirkuliuoti, tai tokiu atveju didžioji dalis šilumos, apie 80%, bus išnešama per oro tarpą. Ir iki išorės nedaeis, todėl jūsų šiltinimo medžiaga uždėta iš išorės gaudys maksimum 20% šilumos nuostolių, nedaugiau. Tai va čia šitą dalyką jau pramaut negalima, tai būtina tiesiog tą išspręsti. O toliau reikia rinktis tokią medžiagą, kuri leis drėgmę iš sienos pasišalinti, bet šaltam orui prie sienos prieiti neleis. Tai reiškia, medžiaga turi pirmiausiai turėti garų laidumą, bet neturėti oro laidumo. Tokių poliuretanų yra labai mažai. Ir kitas dalykas dar, didžioji dalis paprastųjų poliuretanų, jie turi vieną šunišką savybę. Tai yra, jie traukiasi, kada keičiasi temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Ir kada šitas dalykas vyksta, tokiu atveju medžiaga pati pradeda savyje skilinėti, atsiranda mikroplyšiai ir medžiaga tampa visiškai nesandari, tada šaltas lauko oras prieina iki pat sienos ir efektas ryškiai mažėja. Todėl čia būtina pirmiausiai ne taip, kad pasakyti poliuretanas ir viskas, o būtina imti tokį poliuretaną, kuris turi tam būtinas savybės, kad šitas dalykas neatsirastų jūsų name. Tai va, tam reikia imti medžiagos sertifikatą ir jį detaliai peržiūrėti ir ten sertifikate visą laiką rasit medžiagų savybių tyrimų protokolą. Reikia žiūrėti į savybės. Ar yra oro laidumas pažymėtas? Jeigu nėra tokio tyrimo padaryta, tai tada jau aišku, kad šita medžiaga nėra sandari arba ji neišlaiko sandarumo, todėl tyrimas toks jai ir nedaromas. Tokiu atveju tokiai medžiagai neišvengiamai būtina vėjo izoliacija iš išorės. Tai va, papildomai tada išlaidos ir jeigu medžiagą paimsit pigią, o paskui dar reikės ją sandarinti, tada atsiranda papildomos išlaidos ir tada jau pigumas dingsta ir tik tai problemų atsiranda daugiau. Tai va čia bet kuris poliuretanas netinka ir dar kiti sako uždarų porų poliuretanas, atvirų porų poliuretanas ir tų yra labai su įvairiomis savybėmis. Todėl ką iš savo praktikos aš galėčiau jums rekomenduoti, tai yra poliuretanas, kanadiečių išradimas, kuris 2007 metais atsirado ES ir lietuviai, pirmieji į Lietuvą jį parsivežė, tai yra Kanados firmos Aisinin putos, kurios Lietuvoje pavadintos Gamo vardu. Gamo putos. Tai aš ką galiu parekomenduoti jums, galite įeiti į svetainę gamo.lt. Ir ten tikrai rasit viską apie tą medžiagą. Ta medžiagą aš detaliai išstudijavęs, kadangi aš pats savo namui panaudoju. Kai man atėjo laikas šiltinti savo namą, statant, tada aš ieškojau medžiagų. Tai su vatom iš karto užrišau, kadangi aš daug ekspertizių darau ir matau, kas gaunasi su vatom, nes sandarinimas vatos yra labai sudėtingas procesas ir neilgalaikis, sunkiai išlaikyti su plėvelėm ir lipniom juostelėm tą visą sandarumą. Tai aš pasirinkau poliuretano putas, bet būtent tokias, kurios nesitraukia, neišsisandarina ir kurios leidžia drėgmei pasišalinti, o šaltam orui įeiti neleidžia.
Tai va, šitoks derinys tikrai yra, tai aš galiu pasakyti, nuo 12 metų iki dabar jau šitiek laiko aš tikrai džiaugiuosi rezultatais savo name. Tai tik mano patarimas. Ką jūs rinksitės, tai yra jūsų pasirinkimas. Tai va, man tai tokius dalykus norėjau sudėlioti. Jūs klausėt apie kainas, tai aš esu nerangovas, apie kainas jums nieko nesakysiu. Tik tai noriu pasakyti, kad žmogus, kuris renkasi pigiausią produktą, nežiūrėdamas į savybės, dažniausiai labai stipriai pramauna. Tai atkreipkite dėmesį pirmiausiai į savybės. Laidumas orui turi būti dokumentuose būtinai, laidumas vandens garams turi būti būtinai ir medžiagos matmenų stabilumo testo rezultatai. Kad nesitraukti, nes paprastieji poliuretanai traukiasi nuo 2 iki 15% net. Tai įsivaizduokite, man tai 5 procentai, tai yra 5 centimetrai per metrą. Tai toks poliuretanas atsiplėšia arba skilinėja ir jis išsisandarina neišvengiamai. Todėl čia jau reikia būti labai dėmesingam šitoje vietoje. Štai mano patarimas jums, o toliau, jeigu jūs norit detaliau apie visą šitą dalyką sužinot, tai užeikite į mano svetainę sandarusnamas.lt. Ten yra ir straipsnių, ten yra ir interviu su ekspertais, ten yra ir labai stiprus seminaras. Šiltas, šiuolaikinis, modernus ir nebrangus namas, kaip nesuklysti. Štai šitą seminarį, ten yra daug niuansų, tai tvarkant, renovuojant arba statant namą tikrai vertėtų šitą informaciją pasinaudoti. Tai yra 55 euriukų kainos įrašas, bet tie pinigai yra atsiperkantys iki 100 kartų. Vienos klaidos užtenka nepadaryti, kad jūs sutaupytumėt 20-30 kartų daugiau, negu kainuoja šitas įrašas. Taip galite tiesiog pasidomėti. Vėlgi, tai neprivaloma jums pirkti, tiesiog galite pasidomėti. Gerai, būtinai pasižiūrėsiu. Tai va, tai tiek. Jeigu norėsit mane surasti, kils klausimų, aš pasirengęs jums atsakyti. Iki 10 minučių mano pokalbis nekainuoja jums nieko, o toliau, jeigu ten norėsit detalesnė kažkokią tai konsultaciją, tai rasit visas sąlygas konsultavimo sandarusnamas.lt. Už informaciją. Dėkuoju jums, Eimantai. Geros dienos jums. Geriausia. Na štai, brangieji, žmonės galvoja, kad poliuretanas tai yra poliuretanas ir viskas. Ir vėl galvoja, apšiltinsiu sienas, kadangi namas yra pagrindas sienos, tai viskas bus gerai. Ne visada šitai būna. Atkreipkite į tai dėmesį, pasidomėkit giliau.